Sveiki gyvi. Leidžiamės į vakarinę kadrų žvejybą. Šiandieną šiek tiek vėjukas yra, nežinau kaip seksis su droniuko kadrais. Bet bandysim. Dabar belieka tik užsipilt kuro, nusipirkt kavytės ir lekiam, turiu susiplanavęs aplankyti keletą įdomių objektėlių. Kelioninis komplektukas yra, galim varyti. Stotelė, Šiluvos bažnytėlė. Jonas Paulius II šitą bažnyčią pakrikštijo kaip baziliką. Labai graži bažnyčia, tiesą sakant. Ir dabar aš galvoju, reikės pakelt droniuką. Einam, pasižiūrėsim prakartėlę. Dabar galvoju, gal šiek tiek luktelti prieš keliant droną čia apšvietimui, kad turėtų susijungti bažnyčios, nors jau po biškį apšvietimas ties ta bažnyčia yra, bet šita kažkodėl neapšviesta. Ai, gal reikia bandyti kelt. Varom ruošti įrangą. Bet kaip šalta, -12 ir vėjas toksai biškį yra. Gal kaip nors čia susitvarkysim su tuo vėju. Sau kaip šalta kieme, belenkai net nesinori lipti į kiemą. Šiaip neblogai visai paskraidžiom, bet jau baterijos kaip išsodino, 30% beliko, dėl vėjo, ta prasme, sunku skrist droniukui prieš vėją. Tai nežinau, čia baigiam ir varom į kitą vietą. Žodžiu, atvažiavau į Tytuvėnus, tikėjausi, kad Tytuvėnų vienuolynas bus apšviestas ir pagaudysim čia gražių vaizdų, bet dėja neapšviestas. Stirna stovi.
Nebėga, žiūrėk. Gal iš arti privažiavau. O, pabėgo. Atvažiavau į Lyduvėnus. Sakė gidė, kai buvau ekskursijoje į Lyduvėnų tiltą, sakė gidė, kad labai gražiai apšviestas tiltas. Nu tai atvažiavau, jis kaip ir biški čia apšviestas. Bet nėra, kad čia labai jau taip įspūdingai atrodytų, nebent droną gal pasikėlus gal. Šitą, žiūriu, nelabai man čia spėjo jisai pasikrautai. Galvoju dabar tas ar kelt, ar ne. Nu gal bandau pakelt. Tai pavyko dar kažkiek paskraidyti prie Lyduvėnų tilto, bet labai greit baterija išsikrovė, turbūt dėl to, kad -12 pirmiausiai ir šioks toks vėjas yra. Nežinau, važiuoju dabar į Raseinius, tikiuosi dar dirbs pizzerija, nepamenu dabar pavadinimo, bet pizzos įvertintos 5 žvaigždutėm. Tai gal dar netyčia spėsiu kažkiek pasikraut bateriją, gal dar Raseiniuose praskrisim, lekiam. Tai Picasso pizza Raseiniuose dėja, bet nedirba. Pasižiūrėjau, visą savaitę nedirba, turbūt dėl šalčių, nes jie vagonėlį ten dirba, o -12, tai -15 būna kai kuriom dienom, tai matyt jiems per šalta. Tai bandysiu ieškoti kitos vietos pavalgyti. Picasso pizza nedirba, tai nusprendžiau atvažiuoti pavalgyti kebabų į Skanda. Kioskelis toksai. Rankų darbo lavašai, matau reklamą. Kepta vieta ir 4/4 įvertinimas, gal nieko visai. Nu, blemba, ragausim į Skanda kebabieną. Šiaip supakuota tvarkingai, susukta gražiai. Jeigu rankų gamybos lavašas, tai gal turėtų būti skanu visai. Nu, gal toksai ir nieko visai, ką žinau. Tikrai neblogas. Tikrai galiu pasakyti neblogas. Nu, duodu 8 iš 10. 8 iš 10 liuksų. Kas patinka, kad tiesiog normaliai mėsos yra. Ir lavašas naminis. Saločikės šviežios. Ir kebabėlis geras. Jeigu būsit Raseiniuose ir norėsit kebabo, galit drąsiai pabandyti į Skanda. Mėsos tai belenkie. Pasižiūrėjom. Nėra, kad kandi padažas kažkur trykšta, gražiai susuktas, sotus. Liuks kebabas. Jo, labai stiprus vėjas, nežinau, kažkaip nedrįstu kelt droną. Bet matau, va yra, kas įdomu Raseiniuose, tai paminklas, nepriklausomybės paminklas Žemaičiui. Einam pasižiūrėti.
tai vis tik paskraidžiau dar ir Raseiniuose. Tai šiandieną tiek, iki kitų kartų.